Kas čia per aparatas? Nu, nasis. Kiek? O! Antoni! Aš tau sakau, uždaryk langą, sniegą gal prikris. Antoni! Aš tau sakau, Alektomis! Ну пalauk, Gičos! Nu, kūs darau, mano žiūrovai. Žiūrovės, kas laukia Enduro serijos, tai pagaliau sulaukėt. Nieko naujo trasos atžvilgių, liekam ten pat. Bet išbandžiau 3 skirtingus motociklus, tai galite pažiūrėti, kaip man su kokius sekės važiuoti. Tikrai pamenu, kad filmavau tiek pradžią, tiek pabaigą video, bet neberandu, matyt, kažkaip sugebėjau ištrinti, bet varkydams čia su savo medžiagas, tarp savo kompų, čia tarp viską, tiesa, kompą atsinaujinu, matai, sakau, labai pavargau su savo tuo laptopu video daryti. Tai nors ir pinigėlių man nesumetėt, bet investavau į šitą reikalą, nes kitaip tai žiauriai daug laiko prarandu. Tai biški paspartint darbus. Bet vis tiek reikia dienos 2 video sukurti, vien sumontuoti, tai kad įkelt užtrunk. Tai pažiūrėkit, serija netrumpa, gal neprailg. Apie kiek čia gaunas? Nu, kaip visą laiką, apie valandėlę. Tai gerą žiūrėjimą. Negliučins labai tas motociklas, tikėkimės viskas bus gerai. Labai norėčiau, kad tai būtų. Va, eik! Tai ką daryt, garbą varyt? Nesvarbu, išvalyt, garbs truputį. Taip, tipo, biški. Niekie nenorėjo kelti. Laisvą rodo vis laik dabar. Vos. Eik, tona. Tai kur turėjo būti tas laisvas tada? O, na, ačiū. Karoči, buvo sugėdė. Karoči, kiek kartus sugėdė. Vis laik laisvą dabar rodo. Nu, maladės. Nu, ką, žinau, suvažiuosim taip tada. Bet ką, žinau, suvažiuosim, jeigu čia šaudo būnt plūdį. Karoči, kažkada čia pasivažinėjau ir dingo man tipo laisvas, žinau. Nu, tiegi visokiai ir tas laisvas, bet nerodo čia. Karoči, radau laiduką tokį atvirą, pažiūriu, kad, nu, ne atvirą, o tipo, matas, kad atsikabinės nuo kažkur, nuo kažkokio varščiuko. Neatrodo kaip minusinis, kėbula, prilietu prie minuso, o užsideg laisvas. Nu gerai, prisukau, kur radau arčiausiai. Nu, įdavo vis laik dar laisvas, maladės. Tai kažkur kitur atvaryti turėjo būti. Tai dabar galės ant bėgio, taip, grandinę. Na, nežinau, karoči, kaip čia bus, kaip čia bus, karbą valyti poreikės, nu, nesąmonė, kiek galima navalyti. Reiks įpurškimų pirkti. Va čia, kaip čia reiks. Nemoku per ranką važiuoti, arba man nesisekti. Kažkaip ne taip, kaip su virka. Į kitus reik lenktis, jeigu nori palenkti. A, galbūt. Kaip turnai dabar, nežinau, laisvas, nepričiam, laisvą rodo nervį.
ant ratų. Kažkokį komentarą rašė, kaip čia leikis tokį sofą ant ratų, pasim normalų hardą. Nu, vairą pasikeičiau. Nu, įdomiai. Lemba. Žiūrėsim, kaip čia bus. Padanga irgi priekinė, nebešipota. Tai bus jau sudėtingiau biškį. Gal gera. Och, kaip lemba.
čia tos dubės. Čia nuo peršak reikėjo, kaip? Gerai, palauk. Net toj vietoj dar labai važiuočiau. Išsitraukia. Gerai ir išsitraukia. Nu matai, dugnas man dedas. Kokio mes negirdi čia, vėl leidame. Čia be reikalo kilo. Ekto. Jūs mane taip čia, ne? Išnaudoja. Vails jau nusisuk. O jūs juokaujat, į tą kalną mane nuleidot. Ekto. Palauk, čia reikia įsiveigėti, čia gerums. Raglė. O, dabar čia bandom. Jau žinau, nu. Jo, aš tik jums, bet kaip iš šalies būtų gerai pamatyti, eik tu nafig. Eina šikt. Aha. Eina šikt. Bet kaip reikalas pakilau į orą. Posūkis tas įsijungia. O, bet į vairą susukau, ble. O tas vairs į priversti viską į vis tiek taip laikas.
bebras. Lūkis neįvaro. Patrauk! O! Nebuvo. Išsigandau. Matai, pakilo priekis man čia biški. Pakilo priekis. Šaka nusmeigė mane biški. Bet niek, gyvensim. Kaip nusileis dabar, ką? Kaip nusileis, ką? Ne, palauk. Neskubėk. Kaip nors. Palauk, kaip nors nusileisim, nepergyvenkit. Labai. Dėl mane. Tik tie gaila, kakojėliam bus jau. Medis. Kas prašė čia tavęs būdavo? Eik atrą pusę čia. Nu, čia lievai. Čia lievai padariau iš tikrųjų. Palauk, čia galą. Perkišiu galą. Ne, nu, biškį ant tai. Reikia varyti. Nu, gerai, jeigu biškį patraukti. O. Kur tu bėgi? Ai, aš galvoju, traukam. Jau. Mane patogint. Bandykim ant tas. Nu. O. Gerai. Dabar. O, nuvažiuos. Jo. Dėkuoju. Laiko. Paleis, ačiū. O. Bet irgi myšiai. Antrą kartą mane nudūrė. Šiaip ne taip. Trečias kartas nemeluot gal. Pasiruošęs filmuoti. Tai jam mums turi. Kažkas Dano lūžo jaučia. Ne. Posūkis, va. Pagaliau. Bulbiniai posūkiai. Palauk, kur ta šaka? Ten, taip arti. Taip žemai. O atrodo taip arti. Laš benzas, blekanuk. Pala. Nu, va čia. Ir čia taip. Įstumsim. Ai, viršų sakai stumti. Nu, davai. Ok, tu. Pažiūrėk, kaip mane parėmė. Mūsų su mocu.
Ką? Ką darom? Nežinau, mane prispaudė tarp medžių, žinok. Pala. Pala, ne, trauk, aš nukrisiu. Kam tu trauki? Aš laikau, Ana. Na tai. Nulinko mano numeris. Laikys, tas gal. Ne, dabar aš užkabinsiu tu. Davai, aš pala, gausiu patrauktą medį. Tas medis dublo laužys, kam. Niek nebus, gausim, žinok, per apačią kažkaip leist, nu. Ku darysi? A netin pagalbos nieks, ne, pokai. Varyk, kai reikia nuvaryt. O, kojelė į antrą pusę. Eik, tu, na, taip to nebuvau matęs. Nelenkdavo. Ko panatartu? Nulūžo, verčia. Eik, tu, na, o tu kaip, jeigu į tą pusę virtau? Nesupratau, bairė. Ar atein padėtkas? Pagalbos! Nu ko si, blemba, liepiai važiuot, liep paleis, liep nuliptina. Aš neslips tai gaus. O tu liepi važiuot, blemba. Bet matai, ką pilariai. Nu, pažiūrėk į kojelę. Benzas bėga. Laužti antrą pusę, tau viskas arba ir tik gana ir percę laužą. Čia pizena ir bus dabar nulūš vapšė. Nu, dabar skaityklą. Dabar vapšė reik pasimti, na. Pasimsime kuprinę. Matai, sutvarkėm. Bet tai dabar nebus taip, ką man nebeveiks. Ai, man vis laik laisvam rodo, tai irgi gerai. Nieko, Algis suvirins. Och, tai blėt. Oi, tu na. Kaip aš įmau, jų. Šitas eglės suguldytas. Žiūrėk, ir važiavo. Prašau, ką nori. Gyva. Rūdinas nuo vaikystės. Op, subinė antrė. Bet dažniausiai kiti kokiai duobėje karnė užges. Kaip man? Reikia žiūrėti. Ne, tokio triperio tai nenorėčiau. What the fuck, kaip keistai. Kas čia per aparat? Nesuprantu. Oi!
What the hell, kas čia per daiktas? Velnio mašina. Kel visas daug žygiai. Ko nevažiuoji? Kelinti bėgių, net nežinau, einam. Ai, kaip kert rankas, tik vaizdas. Nu gal atiduokim tą velnio mašiną tau. Ai. Pragar mašina. Žiauru. Nu nežinau, gal ir norėčiau, bet nu tikrai kol išmokčiau važiuoti būtų šakės. Matai kaip pagavo tas buvo. Nesuprasi, kai eini duotų gazą. Tau čia biški kažko tepalais, kad... Aš kaip tik tepalą pripiliau. Ką geriau veiktų, ne? Nes jau kirtos. Radiatoriai aerodinaminiai, žiūrėk, pakreipti. Tu nafik. Ką geriau šimtas? Vienas didesnis plotas. Niek nėra ant to motociklo, niek, vapščia čia. Rankenėlė. Niek nereikia, ne? Oi, blecha, nu pragariškai trauka, tai nesuprasi. Ir žinai, dar nepripratęs, nežinau, nepagaunu tų pegėdėlių. Čia kažką ką daryti ant savo sofos, žiūrėk. Bam! Gerai. Nu reikia sofą pastumti tą jūrą. Man Yamaha gerai ir. Sučitinu. Gerai, ką medis? Nu, jo. Na, pats miščiai.
didesnių problemų. Gal reikėtų imti 9 aukštį, eiktų, na, nesąmonė, pažiūrėk, Gerai, kad neįvažiavo, aš man sakiau, jeigu ant įvažiuos ir aš gausiu važiuoti. Norėčiau dar su mocu grįžti, jau taip aplaužiau. Kitam kartui reikia palikti, kad būt ką rodyti, hebrai, suprant, video. Užsiknisau, kol užlipau čia. Šiek. Nu, nafi. Nu, skaudai čia. Įda man sak varyk, blemba. Skaniuka. O, kūtvalo kažkas. Kiek sušalęs. Čia dangės nenusilaužiau. Pasirodo šalta laukia. Galbūt toks nebuvo. Nubraižiai motociklą. Šakinis tau kelas. Padėti. O. Eik daina. O jei būtų man draugelio užkritęs, ką? Dar vienas draugelis. Gerai, kai važiavo? Oi, ne. Bum. Ai tada. Nu, tu Luki nevažiuok geriau dabar. Капец. Gerai čia. Net man akis pilna žvyrų. Nu gerai, jau čia leidomės, ne? Al važiuosi da, Luki? Šalta čia aukštai. Oi, tu na. Kas buvo apsikeitę, tai bandys vienkia. Nekyla, jeigu nekeli su tu, aišku.
O, žiūrlukis kaip eina. Reik antrą pamatyti. Oi, o, antrą irgi eina pasirodė. Sunkiai per tos video lengviau atrodo. A čia depresijos duobės skaitos. O, tikrai, kad depresuotas čia galbūt. Oi, tu na. Aš sakau. Aha. Eina, pekom. O. Pala, reikia užvesti. Dėkui. Ačiū, ačiū. Kažkas keisti. Nesivairuokit, priklauso mašina. Apsikeitė. A čia antrų perėdačių visų reikia, ne? Bet tai įdomiai tas variklis dirba, man atrodo, kaip kalentas. Nežinau, nu toks skarabaliuks yra. Į gazo, blėt. Nenusibos, negali nusibos. Garso, blėt. Oi. Nu, blemba, reikia išmokti su kiekvienu priprasti. Bijau aš to nuo to gazo šiek duoti, bet šiaip lengviau žymiai. Ai, ir išgesau. Oi, tu sako. Ada užsivestas akumuliatorius, nu, ble. O. Nesuprantu, su tais bėgiais dar. Aš su savo čia vis laik pirmų varu, čia antrų dar. Bet ne vis laik antrų išinčių, pažiūrė. Nu, blemba. Keistai. O, traukiu. Bet tikrai čia reikia arba valyti kažkaip įdomiai, tai... Oi!
kylas, normaliai čia. Noriu už burokų. Lekam toliau, okeitamės. Lekam, man irgi. Visą maršrutą. Nu, davai. Pritrūko gazą. Nu, Lukutis jau majesnis. O, norėjau. Nereičina. Nu, šuokai girdi išstumti. Nu, bandom toliau. Gali būt. Vai taip neužsiras, atsigulęs. Nu, bet galim sakyti, ne? Palauk, parink. Yamaha parina, ne? Ką žinau, smagiai?
Reik priprasta. Su tais bėgiais, blemba, reik priprasti. Šiaip, ne taip. Kažkaip. Nu, tipo, užgesau. Geriau žinau, ką daryti mano. Tas kažkaip neprognozuojama, atrodo man bevažiuojant, žinai, tas priekis jau kemas. Nu, gal važiuot su tą sofą, ne? Ką? Gal važiuot su tą sofą? Ką? Pat galo. Nu, bet sakau, fainiai. Ein pavažiuot, ein gerai ir. Nėra toks sunkus, matai. A jūs tipo vis laiką antrų bėgį varat, pirmą net nejungat? Nu, posūkiukais tikrai lengviau su. Aha, matau. Nu, įrakį jie man. O, čiut ne į ventą. A gyvs? O taip į būtų jie man. A gyva koja? Po, nu, pokai išmainysim tą dikatėmą. O ko ieško? Ką? Ko ieško? Nežinau, kojas skaud matyti, ką žinau. Ko tu ieškai? Tai pika lėkit. Oi, gerai, ne man mučytis tavo sena. Kas į Lukutį? A pavargai? Kaip tai, ne, fainas kalniukas. No.
Per daug gazo kartais. Oi, proveža. To priekį pakalvoju pastovi. Oi, bieg motociklu. Visai tas tokiam ein galiu pasakyti. Su to dvitakčiuku. Vėl paskutinis liko sučka. Sučka. Nebe jėgų. Įda čia žemė po kojom dingo. Taip ir kai dings nepasitikėjim savim. Ką čia darydavo? Vat kažkaip taip, nu zaibis. Nu dabar prisidėti. Ir čia ir baigiam. Nusiplovau motociklą, grįžau į garažą, sulaužiau kojelę, posūkį nulaužiau. Kaip matai, randu šį kartą patyrė motociklas, bet dar važiuosim. Ir galiu pasakyti, kad čia tokios treniruotės vyksim į Ruklą po to. Tai Rukla jau ir įvykus, jau ir nufilmuota, laukam dar vienas epizodas iš pasitreniravimo, iš pasivažinėjimo ir tada žiūrėsim, kaip Ruklai sekės mums važiuoti Ruklos Enduro Fiestoj. Galiu pasakyti, buvo tikrai labai smagu ir pats labai laukiu šito video montavimo, nes jau labai noriu pamatyti, kaip ten kas atrodė ir kas ten gaunas, nes jau pats nelabai atsimenu iš tikrųjų tų trasų, nors šiandien antradienis, šeštadienį važiavom,
Tai kažkokia euforija atrodo buvau, kad net nežinau, noriu dar kartą pažiūrėti. Taip, ačiū visiems, kas paremat, kas palaikinat, pasubscribinat, kas pakomentuojat ir kas kokį dovanų duodat ar netgi ir paaukojat. Tai labai ačiū, man tas labai prisideda, nes kaip matot, su motociklu važiuoju tokiu, ne pirmos jaunystės, gal taip pavadinkim, nėra pats lengviausias, pats pirmiausias miške, žinai. Tai iššūkis, tai su tokiais iššūkiais mes ir, kaip sakant, kiekvieną dieną susiduriam, tvarkomės ir man tas patinka, aišku, pavažiavus su KTM-u tikrai dar labiau, aš užsinorėjau. Gal ne 250, norėčiau 350 paimti, bet kaip sakant, su ko turim, su to važiuojam. Tai mano video žiūrintis, turbūt matot, su kokiais važiuoja Hebra irgi, lekit su kinietiškais, lekit su mažais, su didesniais, su visokiais. Svarbu ir turėti noro, ir viską gali. Tai mes nekreipam labai daug dėmesio tokius komentarus, kad čia važiuoji su sofa ant ratų, panašiai. Kaip nekreip? Pasijokam, biškai, žinai. Bet, kaip sakant, atsakyms į tai būtų, matai, su ko turim, su to važiuojam ir bandom pagerinti tą rezultatą kažkokį. Aišku, nelenktyniaujam, mes nelaikai važiuojam, bet tiesiog įveikti kliūtis, išmokti geriau ir smagiau praleisti laiką. Tai čia tik pomėgis, hobis, o heiteriai netrukdyk. Nes atsiranda tokie, žinai, kas sako, kad čia negal, čia kažką, bet, kaip sakant, žinai, kaip sako, negink dievui mėdį, sako. Šunis loja, karavanas eina. Sako taip, Gitonis nepešis, Gitonis su Yamaha dar ir taip esu girdėjęs, ne? Čia gal pats galvau, nežinau. Tai palaikink, pakomentuok, jeigu dar nesubscribini, pasubscribink, nes tų vaizdų vis tiek kažkokiu vienokio kitokį būsi, matysi, kiek aš čia ilgidas, tai Yamaha važiuos. Tai jeigu nežiūrėjai kitų mano video, kitų mano projektų, gali irgi užmest akį, jeigu tau įdomu, ten kartingą bandu padaryti. Sunku labai laiko surasti iš tikrųjų, nes dabar didžiausias dėmesys į motociklą ir važiavimus. Ir tarp važiavimų remontai, tobulinimai, patobulinimai, upgrade'ai ir visokie kitokie dalykiukai. Bet sujudėsim ir su to kartingu, manau, šią vasarą tikrai pavyks sezoną pavažiuoti. Gal ne iki atidarimo sezono, nes kol kas tai labai smarkiai artėja, o orai geriai, o man darbai nejud. Bet su jūsų palaikymu, su jūsų gerai žodžiais ir su jūsų peržiūrom gal kažką ir pavyks, žinai, dar įdomus ir parodyti ir padaryti. Tai ačiū, kad esat, ačiū, kad komentuojat, kad laikinat, kad žiūrit ir širdingai dėkui tiem, kas prisideda. Širdelė jums. Čiau. Dėkui už diskelius ir salnikus. Žino kas. Čia kas žino, kas už ką prametė pinigėlį. Davai.